Pasidaręs iš virvių rimbą, Jėzus išvijo visus iš šventyklos. O tiems, kurie pardavinėjo balandžius, tarė, išneškite tai iš čia, neverskite mano tėvo namų priekybos vieta. Ar kartais nepamirštame, kad esame šventosios dvasios šventykla, buveinė? Mūsų gyvenimas priklauso Dievui ir jam turi būti pašvestas. Mano kūnas ir siela yra namai, kuriuose Dievas nori gyventi. Jeigu mano širdyje gyvena pašvenčiamoji malonė, ten viešpatauja Dievas. O jei gyvenu nuodėmėje, kas tuomet ten gyvena? Niekas. Namai tampa tušti, atviri visiems, kurie nori užeiti ir ką nors pasiimti. O kas ateina? Amžinasis vagis. Vienas pavogia mano tyrumą, kitas kantrybę, dar kitas meilę, kitas viltį ir ramybę ir taip, būdami gražūs namai, pamažu virstame griuvėsiais. Kuo labiau apleidžiu šiuos namus, tuo sunkiau man juos bus atstatyti. Tačiau vardan netikros laisvės ir tariamos laimės dažnai teisinu save, argi neturiu teisės būti laimingas, juk esu žmogus. Ir taip nepastebimai žengiame sunaikinimo keliu. Užuot statę šventosios dvasios šventyklą iš šventumo, kantrybės, atleidimo, atgailos, maldos akmenų, mes statome namus blogiui. Kaip? Per ištvirkimą, netyrumą, kaip sako šventas Paulius laiško Galatuose, stabmeldystę, neapykantą, pavydą, pyktį, siekį, garbės siekimas, nesantaika, apkalbas ir taip toliau. Jėzau, išvalyk iš manęs visa, kas nepriklauso tavo tėvų namams. Ateik ir apvalyk mano šventyklą. Noriu priklausyti tik tau, esu tavo viešpatie. Dievo žodis sukrėsk mane. Pažadink mane, kad pamatyčiau, kur mano pašaukimas, kur mano pilnatvė. Tavyje, mano Dieve. Palaimintos dienos.